Aš turėjau labai gerą nuojautą apie šitą vietą. Jinai yra neprivažiuojama, nuošali ir tik ateinama. Ir kas be ko prie labai gražios upės, kurie ateinančias 3 dienas bandysiu pagauti upėtakį. Bet jį bandysiu pagauti savo nelabai įprastu būdu. Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. O jums turiu tokį mažą nemokamą patarimą, kaip rasti tokias vietas. Tai dažniausiai žemėlapyje matosi tokios vietos, kur yra skardžiai ir jas išduoda smėlis. Tai tokiose vietose dažniausiai kokiais 8 kartais iš 10 būna kažkokia stovyklavietė. Ir labai graži vieta. Kadangi vasarą prie ežerų būna labai daug žmonių, tai tokios vietos yra deimantai, perlai, stebuklai. Nežinau. Einu įsikurt kažką padaryti. Jeigu vėjo nebus, gal ir miegosiu čia. Bet jeigu bus, gal miegosiu kitur. Dabar šiuo sezonu būna toks metas, kai virš upių, virš vandens telkinių pradeda skristi, ristis toks vabzdys, kurio pavadinimas yra lašalas. Tai yra toks gyvis, kuris visus metus gyvena po vandeniu lervos formoje, lervos stadijoje, ir kai atšyla vanduo, atšyla oras, jisai pradeda kilti viršų ir pasiekęs paviršių tampa vabzdžiu. Blogiausias dalykas yra tai, kad vabzdžiu jisai būna tik dieną, gal šiek tiek ilgiau, ir tada miršta. Tai jeigu pataikai ant to momento, kai tai vyksta, upėtakiai būna išprotėję. Kaip teigia kiti labiau patyrę žvejai, tuo metu upėtakiai atsišeria, atsivalgo apie 70% savo kūno masės visam sezonui. Tai įsivaizduokit, kokia pata vyksta upėse, ir aš nežinau, ar aš pataikiau ant to momento, ant tos potos. Turiu 3 dienas tam įsitikinti. Tai arba pagausiu žuvų, arba bent jau pamatysiu kažkokių vabzdžių. Tikiuosi. Niekad nesu buvęs, niekad nesu bandęs ir bandysiu žvejot muselinę meškerę. Ir tie vabzdžiai dažniausiai aktyviausiai šoka rodosi vakarais. Tai dieną būsiu stovyklavietėj, vakarais eisiu žvejot. Jeigu jums kartais netyčia nutiktų, kad neturėtumėt kirvio, bet norėtumėt jį perkirst, tai yra būdas tai padaryti su pjūklu. Pirmiausia, reikia pusę įpjauti. Tiesiog pasukat pagalį ten, kur įpjauta, ir padarot keletą kartų taip. Ir turit nei gerai, nei blogai perskeltą medį. Yra ir dar vienas būdas. Įpjaut čia ir įpjaut čia. Čia pusė ir kitoj pusėje, priešingoj pusėje pusė. Pusė. Ir tada tiesiog taip laikant. Šitas gal geresnis būdas. Kaip yra gerai įsižeminti. Ir man atrodo, kad mes vis rečiau tai darom. O per pėdas žmogus gali daug patirti. Bet dabar darbe su batais, lauke su batais, bet pavaikščiot gamtoj basom, čia yra maksimumas. Čia yra maksimalu, ką gali žmogus pasiekti.
Aš tos meškerės net nepirkau, man ją padovanojo, atidavė draugas. Tai esu kelias žuvis pagavęs, labai tikiuosi, kad pagausiu ir šį kartą. Ant kiek čia yra minkšta? Labai sausas iš tikrųjų miškas, tai reikės su laužu būti šiek tiek atsargiau. Aš manau, kad šitie patys šviežiausi spygliai turėtų būti labiausiai tinkami arbatai. Darys varškės apkep. Eik tu šikt. Nežinau, ar jūs galite patikėti, bet mano varškės apkepas bus su razinom. Bet jas dabar reikia užpilt verdančių vandenį. Ir man lėkštės reikės kitiem dalykam. Čia yra mano kropas. Nežinau, kiek jų reikia, nesu niekad daręs, tai iš akies. Ir užpilsiu jas pienu, kad išbrinktų. Dežavų jausmas. Jau esu panašiai daręs, kai kepiau šakotį. Labą dieną, razinos. Gerai, manau, čia galima suvaryti varškę. Visą varškę. Cukraus iš akies, mano kropas, vanilės ekstraktas. Ir dabar tie žmonės, kurie nemėgstat razinų, užsimerkite. Razinos ir tryniai. Čia labiau gausis razinų apkepas negu varškės. Ir aš, žinokit, to varškės apkepo neiškepčiau, jeigu neturėčiau tokios keptuvės. O jos neturėčiau, jeigu šio vaizdo įrašo rėmėjais nebūtų žvejybosreikmenys.lt. Tiesą pasakius, turiu net 2 keptuves ir čia tikriausiai yra mažiausios keptuvės, kokias galima įsigyti. Aš jas naudoju dėl to, nes jos yra lengvos ir man iki tokių vietų nėra galimybės atvažiuoti. Tiesą pasakius, aš to ir nenoriu, bet jeigu jūs norit ir galit privažiuoti prie stovyklavičių, tai žvejybos reikmenys turi daug didesnį asortimentą, nuo pačių didžiausių grilių iki tokių mini keptuvių, kurios veikia puikiai. Aną kartą išbandžiau, kepiau kugelį šitoje, kepiau sumuštinius šitoje ir niekas nepridegė, viskas iškepė, seilė varvėjo, burnoj turėjau. Ir žvejybos reikmenys yra jau gan seni mano partneriai, tai labai galiu rekomenduoti visą produkciją, ne tik keptuves, bet ir žvejybos įrangą, patį kolektyvą, kuris visada patars, pasakys, paspaus dešinę arba kairę. Tai man atrodo, čia tinka tiesiog pasakymas. Žvejybos reikmenys, nuo kabliuko iki keptuvės. Iš tikrųjų, gal čia žvejybai labiau pritaikytas, kad pagauni žuvį ir paskui... Žodžiu, apie keptuves reikia nekalbėti, o jas išbandyti. Tai einu. Ir čia iš tikrųjų yra gan įdomus klausimas, ar tilps viskas. Pamiršau ištepti sviestų. Aš labai tikiuosi, šitie pagaliniai užsidegs. Kepa. Po ilgo laiko vėl pasiėmiau savo filtrą. Tai nereiškia, kad šitas vanduo yra nešvarus, kaip tik jisai, manau, vienas švariausių biologinė prasme. Bet prikrenta visokių šakų, šapų ir kitų dalykų, tai bent jau juos noriu išsifiltruoti. 20 minučių. Atrodo gerai. Kartas nuo karto išgirstu, kaip kažkas nuo paviršiaus kažką suvalgo. Tai yra geras ženklas. Gerai, viskas, 40 minučių. Bijau žiūrėti, kas apačioj, man atrodo, sudeginau. Nu jo. Bet jūs pažiūrėkit, prie keptuvės niekas nelimpa. Bruknių uogienė.
grietinė. Ar grietinė. Aš vadovaujuosi labai paprastą taisyklę. Jeigu miške kažko šiek tiek nesudegini, vadinasi, jame ir nebuvai. Aš suvalgysiu. Šitą varškės apkepą aš tikrai suvalgysiu. Nugramdysiu tiesiog kaip nuo šaligatvio šitą apkepą ir paliksiu apačią. Kepant dalykus ant laužo, didžiausia ir sunkiausia užduotis yra nematant maisto, jo nesudeginti. Manau, kad viso labo praradom kokius 2 cm apkepą. Bet buvo apkepas labai skanus. Bet turiu bananą, tai kompensuosiu nepriteklių. Ei, bet čia dar galima razinų paieškoti. Čia yra mano musės. Ir lašalo imitacija atrodo arba šitaip, arba dar didesnis šitaip. Visa žvejyba vyks paviršium. Tai reiškia, kad masalas plauks, upėtakis pamatys ir tikiuosi suvalgys. Nu ką, einu pabandyti. Keletą tų lašalų jau mačiau skrendančių. Labai norėčiau pagauti ir pažiūrėti kokių spalvų. Geras dalykas yra tas, kad vieną pamačiau vandenį jau plaukiojantį. Kažkas jį tikrai suvalgys, net nebejoju. Šiuo metu iš tikrųjų mano tikslas yra pamatyti aktyvų, besimaitinantį upėtakį. Ir tada galėčiau nuspręsti, ką jis valgo, bet kol kas nemačiau nei vieno. Ir paprastai tariant, kol tie lašalai savo įvairiausių formų skraido, tol jie nėra maistas upėtakiui. Bet kai yra vandenį, tada yra. Ir tokį ruožą aš rinkausi pievose nebereikalo, nes nesu aš tiek kietas muselinės žvejys, kad galėčiau tarp medžių laisvai gražiai užmest ten, kur noriu. Tai pievai, kai tokia aukšta žolė, viskas sužėlė man patogiau. Karkvabalis. Tikriausiai vienas mėgstamiausių patiekalų šapalui, būtent šiam sezonui. Ir šapalai turėtų pradėti kibti. Bet čia šiuo metu šitam ruože tikrai, manau, šapalų nėra, nes šapalai mėgsta didesnę srovę ir akmenis. Aš tikrai žinau, kad čia bent jau buvo šiandien kažkokia žuvis, kuri valgė nuo paviršiaus. Tai uždėsiu tokį baltą, šiek tiek didesnį, jau lašalo imitacijos masalą. Turėjau kibimą. Man atrodo, ten yra maža žuvis ir jinai tiesiog nesuvalgo. Dabar yra be 15:10. Padariau porą išvadų, kad aplink mane yra ne itin geras vietos žvejot, gan mažai vandens. Ir kita, kad dieną, kai mačiau, jog upėtakis valgo, valgiau aš. Reikėjo žvejot. Tai rytoj eisiu kažkur toliau ir gali būti, kad bandysiu ryte ir vakare rytoj. Pasiklausykit.
Tai čia tie patys karkvabaliai, dar kitaip oficialiai vadinami grambaliai. Ir tokie jų amplūdžiai, kai jie graužia lapuočių lapus, būna kas kokius 5 metus tik. Ir jie iš tikrųjų tik vakarais išlenda, labai juokingi vabzdžiai, labai lėtai skraido, tai atsimenu vaikystėje, kai žaisdavom futbolą, mes juos tiesiog su rankom taip. Bet dabar nebedaužau, dabar nesvarbu koks gyvūnas, didelis, mažas, kvailas, juokingas, leidžiu jam gyventi taip, kaip jis gyvena. Atrodo upė, kad nei gyvos dvasios, nei kas iššoktų, nei kas valgytų. Beje, labas rytas. Gan sudėtinga muselę čia yra pravest, bet čia tikrai yra upėtakio vieta. Šitų upėtakiai, man atrodo, nevalgo. Čia yra perkūno oželis. Ir tai nėra ožys. Tai pasirodo yra paukštis. Ir jisai tą garsą skleidžia skrisdamas. Su sparnais, man atrodo. Labai unikalus garsas ir vienas vienintelis toks. Aš visą laiką, kai pamirkau vandenį savo musę, ją bandau išdžiovinti. Tai tiesiog kelis kartus taip padarau ir tik tada metu. Nes svarbiausia yra, kad ta musė atrodytų, kad yra ant viršaus, o ne paskendus. Bet kaip ir minėjau, dabar nuo paviršiaus niekas nevalgo. Lietuvos upės nėra labiausiai pritaikytas ir tinkamas gaudyti šitą meškerę, nes, kaip matot, medžiai, žolės ir tikriausiai reikėtų rinktis kiek didesnė upė, jeigu norit žvejoti su muselinė meškerė komfortiškai. Gerai, panašu, kad aktyvios valgančios žuvies aš šiandien nerasiu, o pačiam irgi baką reikia papildyti, tai einu namo ir iš tikrųjų jau pradėjo gerai kaitinti saulė, yra 9 ryto, tai taikysiu dabar tokią taktiką. Būsiu stovyklavietėj ir stebėsiu, kada suaktyvėja žuvis, nueisiu pažiūrėti, ką valgo ir tada tikslingai, manau, žvejosiu. Kažkaip man reikia jį pabandyti, manau, pašildyti. Čia yra labai geras stebėjimo postas. Labai graži šita vieta. Ir labai gerai yra žinot, kad čia niekas negali atvažiuoti. Man stovyklaujant tai yra vienas esminių dalykų. Aš bijau ne gyvūnų, bet žmonių. Vandenį nematau jokios aktyvios žuvies. Tai reiškia tik viena, kad turiu puikią progą pasidaryti apylinkių miško žygį. Dar viena jaukumo pilna privati stovyklavietė.
Atrodo privažiuojama, bet nelengvai. Tai man patinka. Stovyklavietės dygsta kaip grybai. Dar viena. Šita dar gražesnė, nes turi ko? Skardžių. Šitoje aš esu buvęs. Nereali stovyklavietė. Einam, neatsiliekam. Ir čia ant šito skardžio galima pasidaryti stovyklavietę. Tik nėra laužavietės, tai reikia būti atsargiam. Visos jos yra panašu privažiuojamos. Nėra pati jaukiausia, bet čia tokia slapta stovyklavietė prie ežero. Su guminiais galima ten nueiti ir pažvejot. O, atėjo keistų faktų apie šimašių oklok. Aš beveik visada su savim turiu šukas. Ir man jos yra ne dėl to, kad barzda būtų lygi, graži ir išvaizdi, bet dėl to man tiesiog patinka tas jausmas šukuot ir užsiimt kažkom. Čia kaip įsivaizduokit, žmonės eina parūkyt, aš einu pašukuot barzdos. Keistas, tikrai keistas faktas. Bet dabar žino daugiau apie mane. Ten yra mano upėtakis, tikiuosi neišgąsdinau. Mozzarella, gouda ir čederio sūris. Čia yra kečupas, majonezas, barbekiu ir siračio padažas. Neapsieisim ir be medaus. Manęs kartais žmonės klausia, kaip tavo maisto produktai nesugenda tokiam karštį. Tai žinokit, sugenda. Čia turėtų būti rukola. Žalios citrinos sulčių. Ir čia turiu peperonio dešros. Pabandysiu pasidaryti arbatos iš šitų spyglių, jeigu jas taip galima pavadinti. Labiausiai tai aš norėčiau pipirmėčių. Ir jos iš tikrųjų dabar prie upių jau turėtų būti suaugusios, bet aš prieš tos nemačiau. Sumuštiniams naudosiu tokį taustį. Užtepu sviestu, kad gražiau atrodytų ir jūs dar labiau erzintų.
Aš galvoju, valgoma, nevalgoma, mes čia nežaisim. Valgoma. Buvau nevalgęs 6 valandas. Tai spręsti jums, kokį malonumą aš dabar jaučiu. Šimašius bent vieno patiekalo nesudegino šį kartą. Antras. Iš paprastų eglės spyglių geriau. Šitie panašu neturi nieko savyje dar. Nepritraukia net taip stipriai kaip eglės spygliai. Bet man atrodo, iš pumpurų daro netgi džemą, sirupą ir panašiai. Visokius tokius dalykus. Gerai, su trečiu gal kiek ir persistengiau. Iki apkepo tau dar toli. Reikia pabaigti, nepaliksiu. Dar 2. Tadam! Ką? Pažiūrėčiau, kaip jūs atrodytumėt po tų 5 sumuštinių. 10 minučių pagulėsiu ir eisim žvejot, gerai? Jūs eikit, apsirenkit ir aš tuo ateisiu. Eisim žvejot. Man kaip visada sekas. Šalia mano stovyklavietės atėjo žmogus ir pradėjo žvejot. Tai nežinau, dabar einu žemyn upę ir kilsiu aukštyn link savo stovyklavietės, nors jisai iš ten ir parėjo. Tai tikriausiai viską bus jau nugaudęs. Arba ne. Gal Šimašius ras tinkamą masalą. Nu gerai, ir dar prie to paties mano kojoje, mano bate, britkelnėse yra eglės spyglių. Štai čia jūs matote meną. O ten matote menininkis. Gerai. Aš išeinu. Viskas gerai. Ar jos bando mane apsukti? Aš praeisiu. Aš tik praeisiu. Šitas tai bulius. Gerai, menininkam mes netrukdysim. Tegul dirba savo darbus. Nu, jūs negalvokit, kad čia aš įlipau. Ir visas šitas pievas jos tiesiog nužiaumoja, nuvalgo ir būna čia švaru. Gerai, šiandien jau lašalų skraido daugiau nei vakar. Tikrai matau ne vieną, bet tikrai ne tokio dydžio, kokio aš užsidėjau. Ir labiau rudos spalvos. Man atrodo, kad labiau tokie. Noriu pabandyti pagauti ir parodyti jums kažkaip. Pagavau. Ir tojo degoje yra pilna mėsos. Visai panašu. Vieną iš 2 pagavau. Dabar lieka pagauti tik žuvį. Brendu į kitą krantą, nes patogesnis. Tai žvejojant iš tikrųjų verta yra sustot, palaukti ir pažiūrėti į upę, kas joje vyksta. Ar yra kur nors upėtakis. Arba kokia nors kita žuvis. Gali būti ir kiršlys. Aš dabar tai pagalvojau, kiek yra reta proga pamatyti, kaip karvės ganosi miškuose, o Šimašius pievose. Kokio dydžio. Ta prasme, man nieks nesakė, kad reikės dar jį ir ištraukti, aš galvoju, kad užtenka, kad užkipt, aš aišku juokauju. Turėjau pirmą normalų kibimą. Čia va, taip gražiai srovė nueina ir jisai čia ir buvo tobula vieta. Ir tas srovė upėtakiui tiesiog padeda ten laukti to lašalo,
srovė jį tiesiog į vieną kryptim, į vieną pusę, į vieną vietą atneša. Jam lieka tik pakilti ir suvalgyti. Opa. Turiu pirmą žuvį. Bet čia ne upėtakis, krišlys. Žygimantas Vilkas. Viso gera? O dabar reikia kažkaip išlipti. Duosit ranką. Ten kibo upėtakis, čia užkibo krišlys, piršlys. Šiaip krišliai iš tikrųjų yra šiek tiek agresyvesni ir netokie atsargus upėtakiai. O! Stiek kažkibo. Oho. Pasirodyk. Estrėja. Viso gero. Aš jums sakau, krišliai yra pametę galvas. Ima, valgo, viską. Bet kur upėtakiai? Panašu, kad perkūno oželiai išbaidė žuvis. O jeigu rimtai, tai nustoja skrist vabzdžiai tie didieji ir viskas. Lašalai neskrenda, upėtakiai ir krišliai neturi ko valgyti. Nu turi, bet jie išpuikia ir valgo tik juos. Ir aš šį kartą, žinokit, važiavau su mintim, kad pažvejot. Tiesiog pažvejot, o nepagaut žuvies, kad ir kaip tai keistai skambėtų, bet kartais to užtenka. Ir man užteko. Plius dar pagavau žuvų. Ir šiandien, jeigu mano telefonas nemeluoja, nuėjau 21 500 žingsnių. Upės krantais, žolynais ir tokiais kemsynais, tai yra daug. Tai einu pamiegot, susitiksim rytoj. Jeigu vakar buvau surarūris, šiandien būsiu saldžiarūris. Sumuštiniai bus su nutela. Braškim bananais, sūriu ir obuoliais. Ir šiek tiek cinamono. Žinot, ką man primena, jeigu užsimerkiu? Nes aš visada, jeigu nežinau, ką valgau, užsimerkiu ir sugalvoju. Tai man primena kažkaip obuolių pyragą. Tai aš kaip vakar ir minėjau, labai gerai pažvejojau. Man kartais to užtenka. Be viso to gerai pavalgiau, gerai pastovyklavau ir pabuvau tokioj nerealioj vietoj. Ir žinokit, vasara prasidėjo. Tai reiškia, kad tokių privačių nuošalių vietų rasti bus vis sunkiau. O aš, kaip ir visada, pasidalinu tokiamis vietomis su savo rėmėjais. Paspauskit patinka, parašykit komentarą ir prenumeruokit. Ačiū, kad žiūrėjot. Mėly geri puikus žiūrovai. Susitiksim visai greit.